Sveiki draugai, aš randuosi Trakuose. Užeisime į senasias Karaimų kapines. Senokai čia buvau, paskutinį kartą prieš 10 metų. Karaimus, kaip žinote, pasikvietė Vytautas Didysis. Karaimai sudarė kaip jo asmens sargybą, taip pat jie saugo ir Trakų pilį. Vytautas Didysis puikiausiai prisiminė, kas nužudė jo tėvą. Jo tėvą nužudė vietiniai. Tokiu būdu jisai pasitikėjo kitataučiais. Karaimai, kaip ir totoriai, yra kilę iš tiurkų. Jie yra tiurkai. Tačiau jeigu totoriai yra musulmonai, tai karaimai yra judėjai. Nu ką, draugai. Man trūksta žodžių. Tai, ką aš matau, liūdina. Vienintelis žodis, kurį aš galiu pavartoti. Šiaip turėtų saugoti valstybė tokias kapinaitės. Kažkur tai pas mane yra prieš 10 metų darytas įrašas. Tokias kapinaitės juk buvo galima paversti lankomų objektų, sutvarkyti jas. Bet atrodo, niekam nerūpi. Aišku, jūs sakysit, tuo turėtų užsiimti karaimų bendruomenė. Kiekvienas atsako už savo artimųjų kapus. O tokie kapai 19 amžiaus, gal net 18 pabaigos, tai jau tikrai turėtų būti saugomi valstybės. Man taip atrodo. Gerai, eime. Neturiu žodžių.